Sveiki, chebryte, tai truputį prikėlėm jum visokio turinio apie renginius ir parodas, o dabar laikas grįžti prie darbų. Einam pasižiūrėsim, kaip mums sekasi ardyti, ką ardom, o jeigu jūs esat ardytojas ir jūs domina teisės aktų pakeitimai, kurie jau galioja nuo sausio 1, kviečiu būtinai pasižiūrėti video iki galo, nes antroji daly gausit daug aktualios informacijos, kurią turit žinoti, jeigu nenorit gauti baudų. Ir dar vienas labai didelis prašymas mūsų žiūrovams, laukiam labai daug peržiūrų iš nesekėjų, tai jeigu jums tikrai patinka mūsų turinys, žiūrit jį, labai prašau pasekit mus, palaikinkit, pakomentuokit ir taip labai padėsit mum augti. O mes ką, keliaujam? Tai einam, pabandysim, užkursim Range Roverį, aš nežinau, kur jo raktas. Turi. Yra. Tufai, tu kursi irgi? Kadangi... Žinot, kas mane labiausiai užknisa ir kas yra nelogiška? Kodėl angluose, tipo, tu vairuoji čia, bet kapoto atidarimo rankenėlė toj pusėje. Ir kitą bairį parodysiu. Aš negaliu normaliai nueit ir atsidaryti kapoto, nes durys neatsidaro. Tai dabar man reikės vis tiek per čia lysti ten, kad pasiekti tą rankenėlį. Kai atsidarė. Tai žodžiu, kur čia logika, aš nesuprantu. Aš Kur irgi tų žinok, anglų nesuprantu. logika? O, kapotas laikas? Laikas. Nieko naujo. Primuk davai palaikyk. Akumas čia kažkur turėtų būti. Štai ir jisai. Normaliai uždėk, ne ant varžto, ant visos klėmos. Taip gražu. Taip, jungiam boosterį, power. Mums reikia turbo boosto. Nu va, dabar bandysim užvest. Degimas yra! Valio. Užsivedė, kaip nekeista. Eik dar kartą. Ei, ką Ir čia padarei? Išjungiau boosterį. Kai užvesi, čiut pagazuok. Pakelk 2000 apsukų. Smirda, fu! O bandom atjungti. Pakelk. Žinok, užges. Čia viskam, bragas. Net ant apsukų užgeso. Reikia ieškoti kito. Arba stumti. Ne, nereikia. Vargais negalais, jinai užsivedė. Rimuk, važiuojam, aš tave pavežėsiu. Tos durys neatsidaro priekinės, tai teks į galą. Tik neverk, neaiškink, kad blogai vairuoju. Viskas čia veikia puikiai, elektrinės sėdynės veikia. Davai ratuką aplink fermą. Nu, davai. Aš nesu įgūdusi anglų vairuotoja. Ne, dabar į dešinę, ant kalno. Tai Varom po aš offroad'u. ten ir važiuoju. Tai gerai tada. Kai visada vyrai subalamutina. Tai va, su automatu tai man normaliai, bet jeigu su mechaninė reiktų ir vairų bardačiokė, tai ne kažką. Stabdžių bent yra? Tikiuosi. Yra. Jo, čia yra neprotinga prieš sėdant į automobilį nepasitikrinti ar stabdo.
Aha. Viskas atvažiavo. Papipsent, tegu važiuoja. Visi pipsano. Žodžiu, sugalvojom čia nuvažiuoti kitų kelių, bet tenka grįžti ir važiuoti tuo pačiu, kai visada. O, va čia man sudėtingoji dalis su anglų ir vartai uždaryti. Tai va, man čia labai siaura ir labai nejauku. Tikiuosi nieko nenunešiu. Čia pasitaisysim. Ai, tai ant keltuvo nevarysiu, vis tiek pradžioje pardys. Ir tada ant keltuvo, tai čia ir paliksiu. Viskas šiam kartui tiek. Einam dabar pasižiūrėsim, kaip sekasi ardyti Range Roverį. Tam tikslui pasikvietėm savo draugą, ekspertą, kuris turi daug patirties su jais. Mes dabar ardytojo nebeturim, tai vat, kai reikia kažką išardyti, pasikviečiam į pagalbą. Tai einam pasižiūrėsim, kaip sekasi. Kur dingo Range'as? Tai mes nufilmuot turėjom Range'o, kur jisai. Iš tikrųjų pražiopsojom įdomiausią momentą, kai nukelinėjo kėbulą. Deja, mūsų praktikoje tai yra antras automobilis su nukeliamu kėbulu. Pirmas buvo Discovery's prieš kokius 3 gal metus. O kiek pamenu, su tokiu pat varikliu. Lukai, papasakok mum, tu kaip ekspertas, kokios yra šių automobilių problemos, ką mes iš jo parduosim, o kas eis į metalą, nes niekada negenda. Manau, tik variklį parduosim, nes šitas legendinis 2.7, bet pas juos yra tik legendinis 3. Patvari mašina, tai kad, mano praktikoje nėra buvę, kad kažkas ten pas ją labai daug kas genda, tai realiai genda kompresorius, pneuma ir variklį. Dėžė gera, ne? Ne kartą mane teko keisti per mano praktiką. Patvari mašina, apart variklį. O tu man tada papasakok, blondiniai, kuom skiriasi 2.7 ir 3 litrų varikliai? Realiai beveik nekom, tiesiog švaistikliai, stumokliai, galvo šiek tiek, vožtuvų dangteliai. Jeigu nori sutaupyti, tai tu gali paimti 2.7 įdėti 3 litrus. Tai čia sutaupysi tiesiog taip. Ką sutaupyti? Kiek? Pinigėlių. Kiek? Koks skirtumas? Įvairop, labai priklauso nuo stovio ir taip toliau. Supratau. Tai ir ten sekantis variklis 3 litrų, tai jisai turi daugiau generacijų visokių. Nes jisai, jeigu neklystu, gal man atrodo, nesakysiu datą, nes tikrai nepasakysiu. Bet tai yra dar ant pakankamai naujų. O su tokia galima važiuoti arba? Jeigu labai panorėjęs, tai galima. Eisiu tada ištraukti laidyną ir galim pamandyti. Ar sunkiai kėbulas nusiima? 1,5 valandos darbas. Kiek čia, ant kokių taškų, kur jisai būna prikabintas? 10 varžtų, 1, 2, 3, 4. Jo, 10 varžtų ir 4 ar 5 fiškės. Tai... Aišku, tam priklauso būna nuo metų, kur daugiau, mažiau fiškių, bet... Tai dėja, pati tik YouTube esu mačius, gyvai nespėjau. Tai kaip suprantu, tiesiog su keltuvu pakeliat kėbulą. Taip. Man labai egzotiškai atrodo. Nežinau, man irgi patinka, bet jeigu parduosim... Tai 2 sėdynės vairas ir galima važiuoti. Jeigu parduosim tik variklį, tai man labai nepatiks. Ne, žinom, kad Range Roveriai nėra patys patikimiausias mašinos. Tai, manau, parsiduos čia daug kas. Su kuo sulygintum Range'ą? Su kokiu kitu automobiliu? Pagal, tarkim, komfortą. Komfortą? Realiai, man atrodo, lygių nelabai yra. Ta prasme, labai nekomfortiškas. Yra tiesiog geresnių ir yra blogesnių. Tai realiai, nežinau, gal realiai net koks BMW 5. Bet čia tiesa, kad koks didesnis remontas
Ir reikia nukelinėti kėbulą. Realiai jo, nebent tu turi labai mažas smulkas rankas, arba turi tokius pagalbininkus mažus, kokius, kurie tam tiesiog įmeti ir jie tau padaro viską. O tai gal turi praktikos servise, kiek kainuoja nukelimas? Pas kiekvieną bus jau skirtingos kainos. Bet oficialas anaip, manau, nieks nekelia mažiau negu 500 kėbulų. Tai jeigu reikia kažkokios nesąmonės, kažką pakeisti pakaboj, kur negali prieiti, reikia mokėti 500, kad tau... Ne, pakaboj tokio dalyko nėra, su varikliu. Tai realiai viskas, kas aplink variklį, reikia kelti. Tai... Ne, greičio dėžė nenusijama pro apačią. Net, man atrodo, jeigu neklystu, nenuimsi kardano priekinio, nenuėmus kėbulą. Kas žino, kodėl taip sugalvota? Niekas nežino, aš mūsų manau. Niekas negalvoja, kad tiek mašinos tarnavo. Reikės į gamyklą parašyti mailą, kad Tai papasakotų. sekantis kėbulai, jau tie naujesni, kurie tokie apvalūs, tai ten jau tiesiog priekis su varikliu visas nusijama. Rėmo jau skaldyti nereikia. Na, o dabar atitrūkstam šiek tiek nuo darbų ir keliaujam su Rimuku į konferenciją Atliekos. O per tą laiką, jeigu turit man kažkokių klausimų, galit mane susirasti Instagram'e, kažkur čia jį paliksiu, pasekti mane ir parašyti. Kur tu čia išsipuošus tokia? Nu va, čia jaučiu pirmą ir paskutinį kartą mane tokia pamatys YouTube. Bent jau kėdus pasilikau, kad savo batuose jaustis. Šiaip mes esame atliekų konferencijoje. Čia yra tema apie visiškai visas atliekas, pradedant būtiniam, baigiant pavojingom. Čia yra visokių stendų, daug pranešimų vyksta. Tai va, dar kokius turim šituos dalyvo. Einam apžiūrėsim daugiau, kas čia yra. Tai yra vienintelis dalytuvas pagamintas iš perdirbtų kompozitinių gėrimų pakuočių. Ai, šitas daiktas iš gėrimų pakuočių geras. Mes irgi turim iš perdirbto plastmasės. Smart. Pas mus danga prie keltuvų tokia. Taip. O, čia biosistema. Biosistema yra mano draugai. Tai tu gali Čia normaliai, nieko nėra. papasakoti apie biosistemą tada. Tai jau darėm seriją su biosistemos atstovė Oksana. Tai yra ta įmonė, kuri man visą gyvenimą padeda neprisidirbti problemų su aplinkosauga. Tik tai greičiausiai visi yra konferencijai. Aš norėčiau laimėti loteriją, bet neturiu ką laimėti, nes nėra žmonių. O, čianai tokią dėžutę irgi mes turim darbe. Baterijas čianai sandėliuojam, rūšiuojam. Paskui utilizuojam. Čia, nežinau, šitos įmonės, buvo pristatymas, Čia iš neatsimenu. Klaipėdos jie. Ką jie daro, nebeatsimenu. Ai va. Čia žiūrėk, skirtingi visokie. Atliekos skirtingos. Čia taip Klaipėda gyvena, aš taip suprantu. Taip jie atrodo tenai. Čia kita įmonė. Ai, čia jau kita. Ai, čia poniai. Bet jie irgi buvo. Taip, visi daro pranešimus. Čia kažkokie pakuočių gamintojai ir etikečių. Nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos. Galima pasiimti dovanų puodelį? Rimuk, nori puodelio? Balto? Aš juodą noriu. Čia be logotipų. O čia tikrai galima paimti. Puodelis dovanų. Tai čia ekobazė, jiegi perdirba ir gamina visokius tokius dalykėlius iš atliekų. Registracija sistemoje. Bažiūrėk. Toje vietoje pas mane atvyksta, tada jas išneša, išveža ir galų gale jas perduoda į atliekų tvarkytojų rankas, kurie toliau jomis užsiima. Saugumas didelis, reikia užsiduoti. Toksika. Man patiko, kai žmogus šnekėjo. Žiūrėk, čia yra išvalytas gruntas. Nu, parodyk. Čia yra naftos produktais užterštas. Čia irgi naftos produktas. Matai, koks birus gražus, o čia koks. Oho.
Šiandien sieksime geriau suprasti atliekų sektorių ir suvienodinti požiūrius, kad galėtume dar geriau tęsti savo veiklas bei skatinti verslą. Kalba apie žiedinės ekonomikos aktą, apie vieningą rinką, tai vieningą rinką atliekoms, vieningą rinką produktams iš atliekų, kaip tai suforminti, kaip mes galėtumėm vieni su kitais prekiauti. Ir mes turim ruoštis tam sekančiam žingsniui, tai yra nuo deginimo link žiedinės ekonomikos. Sveiki, Chebryte, šiandien esam labai įdomiam renginy. Atliekos, tai yra praktinė konferencija, kurios metu yra aptariama labai daug visokių atliekų tvarkymo sričių, bet mes susisiaurinam iki mum aktualios, tai yra transporto priemonių tvarkymo ir pasigavau čia eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją ir noriu pakalbinti jos vadovą Vladimirą. Ir aš gal savo pavyzdį pateiksiu, kaip aš susipažinau su Vladimiru. Tai aš atsidūriau netyčia dirbti Šrote, vadovauti jam. Tai nebuvo Autospela, tai buvo kita įmonė. Ir tam buvo visiškas bardakas ir aš nedirbau toj srity ir neturėjau žalio supratimo, ką daryti tam Šrote, ką daryti su tom atliekom. Aš tiesiog paguglinau, radau Vladimiro telefono numerį, jam paskambinau ir jisai man kaip pradėjo viską aiškinti, taip va jau ir aiškina 7 metus turbūt. Jo, tas sritis jinai iš tikrųjų sudėtinga. Tai yra vieną kartą perskaičius atliekų tvarkymo įstatymą, gali susidaryti tam tikras vaizdas, kaip turėtų būti, bet kai pradedi daryti, supranti, kad yra daugybė teisės aktų reglamentuojančių šią veiklą ir vis dėlto reikia praktinios patirties, kaip tie teisės aktai įgyvendinami, kaip jie pritaikomi veikloje. Tai šitoje vietoje asociacijos ir darbas ir yra tam, kad mūsų nariai gautų visapusišką informaciją, kad jų veikla būtų pakankamai sėkminga ir kuo mažiau turėtų trikdžių. Taip pat mes konsultuojam apie patikrinimus, kaip vykdomi patikrinimai arba kas. Tačiau jeigu jūs matot, kad tikrai yra trūkumų jūsų veikloje ir nežinot, kaip išspręsti, mes turim partnerius, gerus partnerius, kurie profesionaliai pakonsultuos arba padės išspręsti, tai pašalinti trūkumus jūsų veikloje arba savo rekomendacijom, arba kreipimus į instituciją dėl atitikimo reikalavimus. Tai ir tokiu būdu galima minimalizuoti rizikas, būti nubaustam už tam tikrų netitikimų. Papasakokit, kas jūs esat, kuom užsiimat ir kuom padedat ardytojam automobilių. Tai 2012 metais 5 ardytojai, kurie legaliai ardė transporto priemonės, buvo pasipiktinę šitoj srityje esamą tvarką, buvo pasipiktinę teisės aktais, kurie reglamentuoja šitą veiklą, buvo pasipiktinę to, kad leidimų gavimas gauna labai sudėtingas, yra nelegalių ardytojų daug ir nusprendė įkurti asociaciją. Ir nuo tos dienos aš vadovauju šitą asociaciją ir mes atstovaujam būtent transporto priemonių ardytojų interesus. Kiek dabar turit narių asociacijai? Šiai dienai asociacija yra 150 narių. Jie puikiai konsoliduojasi mūsų veiklą, tai yra šitoje veikloje jie kreipiasi pas mus įvairiais klausimais. Tai yra ir su leidimų išdavimu ir gavimu, tai yra atliekų pridavimu ir taip toliau. Kaip galima įstoti į jūsų asociaciją ir kiek tai kainuoja? Asociacijos mokestis yra simboliškas ir metinis 20 eurų mokestis. 20 eurų mokestis yra metinis ir jisai yra tikrai daugiau simbolinis ir buhalteriniam klausimams išspręsti. Jeigu aš esu jūsų asociacijos narys, kokiais klausimais galiu į jūs kreipti, su kokiom problemom? Tai visų pirma, asociacija siekia taip, kad visos atliekos, kurios susidaro tvarkant eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tai yra, kurios mes ardom senus automobilius, būtų geriausiam sąlygom sutvarkomus. Tai yra, pirmiausia, tai yra ir dabar mes nuo naujų metų turim pasiekimą, kad visiems ardytojams kompensuojamas vertės neturinčių atliekų sutvarkymas. Jeigu mes ardom automobilius, metalus pridodam, gaunam pinigėlius, o už plastikus, gumus, stiklus, padangas, kilimų, salono dalis reikėjo mokėti pinigėlių, tai asociacija dabar pasiekia kartu su partneriais, gamintojais, importuotojais, kad šita dalis atliekų būtų finansuojama. Ir nuo naujųjų metų praktiškai galiu pasakyti, kad draudžiama šalinti atliekas į sąvartynus, o reikia kreiptis į asociaciją, kuri padės sudaryti sutartį
su tais atliekų tvarkytojais, kurie nemokamai išveš atliekas. Ar aš teisingai suprantu, kad tai galite ir jūs padaryti, bet ir šrotas pats savarankiškai gali bandyti? Taip, bet kokiu atveju iniciatyva turi išėti iš ardytojo. Puslapyje autotvarkymas.lt galima užpildyti paraišką. Gavus tą paraišką mes pateiksim visapusišką informaciją, kaip sudaryti sutartis, o ko sudaryti sutartis, kada ir kokios atliekos bus vežamas nemokamas. Aišku, yra ir įsipareigojimų, bet vėlgi, gavus paraišką mes pateikėm visą informaciją. Ir turbūt reikėtų akcentuoti, kad čia yra privaloma. Kad... Taip, nuo naujų metų atsirado prievolė. Kaip ir transporto priemonių importuotojams finansuoti vertės neturinčių atliekų sutvarkymą, kurios susidarė transporto priemonės ardymo metu. Taip pat transporto priemonių ardytojams yra privaloma užtikrinti, kad jų susidariusios atliekos jokiais būdais nekeliautų į sąvartynus, o būtų perduotos atliekų tvarkytojams, kurie tas atliekas perdirba ir iš tų atliekų pagaminami produktai. Pavyzdžiui, iš padangų, tai yra smulkinos padangos gaunamas, iš stiklo susmulkintas stiklas ir taip toliau. Pagal sutartinius įsipareigojimus transporto priemonių gamintojų organizacijos pasirinkti tvarkytojai įsipareigoja tą padaryti. Kaip tik mes šiandien gavome e-mailą iš agentūros, kad esame įtraukti į sąrašą. Taip, tai yra dar vienas reikalavimas, kur Anželė minėjo, reikia įsitraukti visiems į specialų sąrašą, kuris suteikia teisę išduoti įrodantį dokumentą ir kuris patvirtins, kad atliekos visos buvo sutvarkytas. Tai šitoje vietoje mes visapusiškai padedam, pilnai konsultuojam, padedam parengti dokumentus, jums belieka tik tai išreikšti savo norą ir teikti dokumentus ir teikti informaciją apie jūsų veiklą. Iš tikrųjų, šitoje vietoje labai rekomenduoju priklausyti asociacijai, nes tikrai mums dabar tvarkė dokumentus, aš nedariau nieko, tik dėliau parašus, kur reikėjo, visas buvo mano darbas ir už 20 eurų metinį mokestį, tai juokingi pinigai ir apskritai kokią tu pagalbą gali gauti iš asociacijos. Ir dar norėčiau pridurti, kad mano asociacija įdeda didelį indėlį apskritai į visos Lietuvos situacijos keitimą ir kai tu paskambini, turi kažkokią idėją, bent jau aš gal blatą turiu, visada galiu paskambinti ir aš visada jaučiuosi išklausyta. Tikrai nėra taip, kad nenori su manim bendrauti ir visada išklauso ir pasistengia man kažkaip padėti ir išgirsti mane. Taipogi, taip, nes iš tikrųjų sprendžiau, čia galbūt ir siaurai apie atliekas, taip pat daug ginčių būna, kaip jums grąžinamos dalis, kaip klientai kartais ne visai sąžiningai elgiasi su jumis. Mes patariam, kaip išspręsti. Aišku, mes negalim pilna apimtimi išspręsti tą klausimą, nes tai užima laiko daug, tačiau mes galim nukreipti, kas padės, arba bent suteikti maksimaliai tiek informacijos, kad jūs galite po to savarankiškai išspręsti tos klausimus. Bet šitoje vietoje šiandien irgi turiu pabrėžti, yra, kurie dar neapsilankė autotvarkymas.lt, siūlau kuo greičiau apsilankyti ir sudaryti sutartis su transporto priemonių gamintojų importuotojus organizacijas, nes ta sutartis nuo naujų metų yra privaloma. Tai yra privaloma ir reikia kuo skubiau imtis veiksmų. Tai šiai dienai yra jau pasirašę 240 ardytojų sutartis, mūsų duomenimis yra apie 350, tai dar kažkur tai 120 ardytojų plaukia kažkur tai, vis ruošiasi, bet aš tikiuosi... Gal net nežino? Gal nežino, tai yra normalu, kad tiesiog žmonės uždirba pinigėlį savo, stengiasi ardo ir ne visada spėja pastebėti teisės aktų pakeitimus. O asociacija tam yra reikalinga, kuris siunčia pranešimus, tai siūlau visiems ardytojams, jeigu iš asociacijos gauna laišką, tai skirti jam dėmesį, nes šiaip savo laiškų nerašom, o jeigu rašom, tai dažniausiai tai būna arba ypatingos svarbos informacija, arba vidutinės svarbos, bet ne vis tiek yra svarbi, į ją reikia atkreipti dėmesį. Tai mes video aprašymą būtinai paliksim internetinį puslapį ir šiaip visus asociacijos kontaktus. Tikrai galit kreiptis, jums pagelbės, o šiam kartu turbūt tiek. Mes dažnai kalbame apie pavyzdžius kitapus, žiūrime į kaimynus, iš kairės, iš dešinės, kaip tos šalis ką daro, bet klausimas bus dabar, ar mes patys galim būti pavyzdys. Pavyzdys ENTP tvarkyme. Ir šią temą jums pristatys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos vadovas, ponas Vladimir Jankoj. Aplodismentai jam.
Pradėsiu savo pranešimą turbūt nuo to, kas yra ENTP. Ne? Kas yra ENTP, tai yra eksploatuoti netinkamą transporto priemonę. Kitaip tariant, tai yra ta transporto priemonė, kurie baigia eksploataciją ir kuri turi paprastą kalbą utilizuoti. Kągi mes turim šiais metais, kuo mes išskirtinė esame Europoje, ne? Tai Lietuva pasirinko ES direktyvais reikalavimais remiamą išplėstinį gamintojos atsakomybės principą. Ir kurį galim pasakyti, kad jis jau tikrai veikia. Eigoje parodysiu, kaip jis veikia. Tačiau mes turim neveikinti organizmą šitoj sistemai, yra transporto priemonė atsakomybės nebuvimas. Kiek yra Lietuvoje susidaro tų atliekų vertės neturinčių? Tai yra mūsų skaičiavimais nuo 12 iki 15 tūkstančių tonų. Šiai dienai kas mėnesį yra sutvarkoma apie 1000 tonų vertės neturinčių atliekų, tai mes turim, tai yra šitoje vietoje aplinkosauginį rezultatą. Ponios ir ponai, šį vakarą jūs padarėte daug, šį vakarą buvo ilga diena, bet atėjo vakaras. Ar jūs jam pasiruošę? Padarom šiek tiek triukšmo. O mes pradėsim švelniai, bet žinokit, švelniai šį vakarą nebus. Šiandien mes atnešim daug gero viesulo, daug geros energijos pas jūs. Ar jūs dar turite šiandien jėgų? Ne. Nu mes užkursim, važiuojam.